Vienas mažas judesys ir viskas pasikeičia. Ar kada nors pagalvojai, kad maža klaidelė gali baigtis liūdnai? Šiame video parodysiu savo didžiausius užfiksuotus krešus, kas iš tiesų įvyko ir kaip buvo galima to išvengti. Jei važinėjai dviračiais, tai šis video tikrai bus naudingas tau. O paskutinis krešas, kurį pažiūrėsim, buvo tikrai skaudžiausias, bet didžiausią pamoką davęs man. Šis šalmas, hebrytė, tiek yra matęs daug krešų, kad net man pačiam yra nuostabu. Tikrai daug kas yra sakę pasikeist ir reikia pasikeist. Šalmas atlaiko tik tais vieną krešą, bet šitas šalmas atlaikė tikrai ne vieną. Ir visai rekomenduoju, dabar man atrodo jau nebegamina šių šalmų, bet tai yra Bell Super DH gyvenimo matęs šalmas. Tad nieko nelaukus. Varom varyti krešus. Pirmasis krešas įvyko tikrai ne per seniausiai Latvijoje Rekštukalne ir pasižiūrėsim, kodėl tai įvyko ir kas lėmė tokią klaidą, kur dabar yra raktikulio lūžis, padaryta operacija, sudėjo plokštelę, susuko varžtais, tikiuosi, būsiu labiau sustiprintas, negu prieš tai buvau. Manau, visai greitai vis tiek jau sėsim ant dviračio. Mokykitės iš mano klaidų ir nekartokit to paties. Šokam prie pirmojo krešo, kuris įvyko paskutinis. Taigi. Viskas gražiai vyksta, pasitikėjimas didžiulis, tikrai laimingai važiavau, smagiai, užsidegęs, bet įvyko klaida. Dar vienas dalykas, kaip išvengti šios klaidos, buvo labiau apsidairyti toje vietoje, buvo jau aišku iš karto, kad tai bus sudėtingiausia vieta, bet kadangi smagiai važiavos, norėjusi toliau važiuoti, nesustoti ir taip visuk ratus, tai yra viena iš klaidų, tai visą laiką reikia atidžiai apsižiūrėti trasą, kur važiuosi, ką važiuoji, kaip važiuoji ir panašiai, įsivertinti galimas rizikas ir taip tikrai išvengsi krešų. Čia matom pravažiavimą, kuris yra tarp akmenų didžiulių. Tai šį kartą buvo taip, kad užkliuvau tiesiog po dešinę esančiam akmenį. Bum! Jau čia nieko padaryti nebegalėjau, tik užkliuvau, net nesupratau, kas vyko, iškart metė mane per priekį. Tuo metu galvojau, kokiu būdu išvengtų medžių dviejų prieš mane ir laukiau tiesiog smūgio, kada atsitrenksiu juos. Dar didžiulis minusas man ir kitam kartui vėl pamoka. Buvau pamiršęs nugaros apsaugą ir tai tikrai reikalinga. Jeigu būčiau nusileidęs kur nors ant kokio akmens ar dar kažko su stuburu, su nugara tikrai būtų buvę baigėsi prasčiau, ko nusileidau ant šaknies, ką irgi pajutau nugaroje. Pirmiausia buvo net ne raktikulio kažkokia baimė, kad čia kažkas vyko man raktikulio. Pirmiausia buvo skausmas nugaroje ir tikrai išgąsdino tai, nes buvau be apsaugos. Paskui dar prieisim, kur tikrai išgelbėjo mano gyvybę tiek nugaros, tiek krūtinės apsauga. Antrasis krešas. Belmonto trasoje bandžiau pirmą kartą antrą šuolį, antrąjį gepą, kuris atrodė labai didžiulis. Įvyko tokia bėda. Algiukas šoka gražiausiai ir aš iš galo parvažiuoju. Bam, bam. Dar viena labai gera pamoka, kad dviračio amortizatoriai jam ant didelius šuolius turi būti kietesni, taip pat padangos turi būti kietesnės. Jeigu važiuosi su minkštais amortizatoriais ar minkštom padangom, didelė galimybė, kad tave tiesiog užneš į šoną ir bus palikęs dviratis visiškai nevaldom. Šalimais medis, kuris dar pavojingai atrodo, į kurį galėjau tikrai įeiti. Yra dar kadras iš kitos pusės, tai galim žiūrėti šioje vietoje. Šakė visiškai sukompresinta iki pat galo tiesiog. Įsistūmus kiek įmanoma. Trečiasis krešas yra Dolny Moravoj. Opa. Menų sekcija. Smagi vieta visai, bet iš tolo jau matosi, kas bus.
Akivaizdžiai nupūtė vėjas. Tai visą laiką trasose reikia įsivertinti vėją, kuris dviračiams tikrai daro didžiulę įtaką. Todėl dažnai būna ir varžybos nutraukiamas, tokie kaip, pavyzdžiui, Red Bull Rampage'ai, kai dažniausiai būna prie didžiulių šuolių vėjo maišeliai, kurie parodo vėjo kryptį ir stiprumą. Čia šitoj vietoj šito tikrai nėra, bet dar kartelį pažiūrim. Kas įdomiausia su vėju. Labai keistas jausmas iššoki ir tiesiog tavo priekis eina į šoną nuo vėjo gūsio, o tu toliau skrendi iš eigos. Tai labai baisus jausmas ir vat po tų krešų, kuriuos turėjau su vėju, tai atsirado tikrai didžiulė fobija vėjui ir visą laiką bijau, nes toks nekontroliuojamas dalykas, reikia pajusti iš tikrųjų. Nesiūlau pamėginti, visą laiką tikėkitės, kad vėjas gali labai lengvai nupūsti, bet iki tol atrodė, kad nevyksta taip lengvai. Bet kai gauni tokį gūsį ir tiesiog pajauti, kad tavo priekis važiuoja į šoną, o tu toliau skrendi ir nieko padaryti negali, tai tikrai baisus jausmelis. Tai dar viena gera pamoka - įsivertinti vėjo gūsius, kurie tikrai dažnai būna ypač kalnuose tam tikrose vietose. Tarp kitko, dar šitoj vietoj nusileidimas akmenuotas, išsikišę akmenis, aštrus akmenis, dėl to žiauriai pavojinga. Tuo metu, man atrodo, yra kaip tik ir dar likęs randelis. Jo, čia bus irgi visai nemažas randas, tarp kitko 12 cm pjūvis, kas visai man nauja. Smagu iki kol smagu. Taip, toliau. Chebra, žiūrėk, jeigu kam įdomu, mano aplankyti bike parkai, mano aplankytos trasos, su aprašymais lokacijom, bus vietoje Contribui, pasičekinkit, jeigu reikia. Taip pat, dar kartelį didelis ačiū jums visiems prisidėjusiems. Ačiū jums. O toliau, einame prie krešo. 4. krešas. Tai yra Bike Park Kalnica, Slovakija. Big Air lainas. Dabar šiek tiek yra jau pasikeitęs. Didesni šarkfinai. Matosi, aišku, kad yra tikrai sausa žemė, sausa trasa. Didžiuliai šarkfinai, bermai, linkia iš tikrųjų birėti. Ir jeigu yra labai sausa vasaros karšta diena, tai nuo pačio viršaus, kadangi yra status bermai, status posūgiai, status šarkfinai, nuo viršaus byra tiesiog smėlis, žemė, kas bebūtų, skalda, nesvarbu. Ir subyra apačioje. Tai apačioje būna tiesiog tokio smėliuko sluoksnis, kuris yra itin pavojingas. Todėl reikia visą laiką stengtis važiuoti posūkius, šarkfinus šiek tiek aukščiau, kad nevažiuotum toj būtent vietoj, kur yra slidžioji dalis, kur yra pribirę. Akivaizdžiai čia irgi matosi šiame video, kad ties pusės šito šarkfino matosi lūs tokia danga, kuri yra tikrai labai pavojinga. Reikėjo aukščiau šokti ir paimta per daug vidum, tai kuo aukščiau būčiau važiavęs, to būtų sėkmingiau buvę, kadangi jau prastai patį pirmąjį paėmiau iš tikrųjų. Reikėjo nušokti labiau į dešinę, gavosi, kad nušokau labiau ties viduriu, gal net labiau į kairę. Jeigu būčiau dešiniau nušokęs, aukščiau važiavęs, būtų viskas gavęsi gerai, bet šiuo atveju tiesiog buvo padaryta tokia klaida. Visi kiti raideriai važiuoja be apsaugų. Tai aš irgi važiavau be apsaugų, bet iš tikrųjų kelio apsaugos būtinos, nugaros apsauga būtina, krūtinės pamatysim irgi kam reikalinga. Tai akivaizdžiai matosi visa ta skalda. Šitoje vietoje tiesiog paslysta. Kritimas dažniausiai būna ant pečių, raktikaulių, tai tikrai skausmingi. 5. krešas. Dar vienas Čekijos bike parkas, Kauty, netoli randasi Dolni Moravos. Mažiau yra išlaižytas, mažiau yra prižiūrėtas, labiau natūralesnės trasos, daugiau šaknų visokių. Pažiūrim krešą. Smagus jump linas, neilgas.
Ir matosi, mano klaida, užspaustas galinis stabdis. Tai dar viena pamoka, niekada nespaus galinio stabdžio, ar išvis nesistabdyk prieš jokį išmetimą. Posūkiuose irgi stengtis kuo mažiau stabdyti, tai labai svarbus dalykas. Buvo per mažai greičio, padariau minimą ir atrodo gal per daug greičio ir vos pustelėjau tiesiog galinį stabdį, kas lėmė tokią baigtį šio krešo. Op. Per priekį ir tikrai skausmingas kritimas. Opa, smagus jumplinas, vienas po kito tokie šuoliukai ir tiesiog per priekį kūlverstis. Eilinis mano kūlverstis, alkūnė nubalnota, skauda, liūdna, bet toliau aišku buvo važiuojama. 7. krešas. Irgi ne per seniausiai buvo šį sezoną. Kills Parkas, 4 nauji jumpai, buvo testinė diena, tai išbandėm tuos jumpus. Ir vėlgi pasitikėjimas, smagu, norisi kažkokių triukų, papušinti. Bum. Turim trišiam ant žemės. Dabar šitas jumpas yra atnaujintas, yra statesnis kikeris, tuo metu buvo mažiau status ir buvo per daug greičio pasiimta. Jau kai išvažiavau į kikerį, pradėjau daryti trišiam, tai pajutau, kad tikrai važiuoju per greitai, supanikavau ir dviratis nuo manęs atitrūko, nuo pedalų pakilau, bet vien dėl to, kad besisukant supratau, kad jau leisiuos kažkur labai toli, nes tiesiog buvo per daug greičio. Sukuosi ir šioje vietoje jau supratau, kad tikrai nusileisiu kažkur toli, išsigandau, norėjęs kažkaip dviratį nusimest, bet gavosi tiesiog, kad nuo pedalų pakilau ir jau tada bandžiau kažkaip sugaudyti žemę. Aišku, nusileidau toliau negu reikia, tai jau beveik iš vis ant fleto, vos ne, nusileidimo pačio kraštelio. Susilenkęs kaip sraigė, laukiau krešo. Matau, kad jau tikrai neišvengiamai krisiu, faktas, kas bus įdomu pačiam. Ir šioje vietoje trenkiau alkūnę į šakę, į šakės kampą. Ir dėl to prieš sezoną šį turėjau čia lūžį. Dar vieną turėsiu bonus krešą. Tikrai juokingas, irgi vienas iš senesnių žiemos metu. Dabar eikime prie pats rimčiausias mano krešas. 8. Tai buvo Prancūzijoje, Châtel dviračių parkų kurorte. Pati trasa yra vieno ikoniškiausio turbūt trasų statytojo Niko Vinko trasa. Tikrai sudėtinga, didžiuliai šuoliai, yra dar slaptų įvairių lainų. Beveik atrakinau vieną iš jų ir aš. Realiai pamatyti šitą vaizdą būtų tikrai įdomu iš šalies. Kas matė, tai manau buvo įspūdingas vaizdas. Pats Châtelis tai yra vienas iš Portes du Soleil. Tai yra 5 bike parkai, kurie susijungia keltuvais. Kai nusipirkęs bilietą Châtelyje gali nukeliauti į kitus bike parkus vien tik tais keltuvais. Be šansų realiai apvažinėti visas trasas, jų yra daugybė trasų ir reikia daug dienų, norėtum viską išbandyti. Niko Vinko lainas prasideda. Įdomiai prasideda šitas lainas, bent jau šitas ranas, tai pirmas jumpas išvažiuoja iš už kampo ir matai raideris tiesiog stumėsi trasa į viršų dviratį. Nu tikrai nėra faina ir chebra irgi nedarykit tokių klaidų ir nesistumkit dviračių trasa arba jau taip stumkitės, kad tikrai ant jūsų neužvažiuotų, bet pavyko išvengti ir nuvažiuoti toliau. Tai jo, didžiuliai bermai, bermų dydis tiesiog crazy, jumpas šitas, pakabinantis, baisiai, dar didžiulis bermas, įsibėgėjimas, vėl jumpai didžiuliai, čia šitas lainas tai yra tikrai crazy. Jo. Bum. Didžiulis jumpas, didžiulis dar vienas jumpas, bermas, čia duobę dar įvažiavau. Čia jau gaunasi šioks toks road gapas,
Ką noriu pasakyti, tai Šatelyje buvo antra diena, mes turėjom važinėti 5 dienas, iš karto buvom 5 dienas nusipirkę bike passą, buvo antra diena, antros dienos prieš pietus maždaug. Tai jau iki pietų buvo daug važinėjama, ilgai važinėjama, daug nutarta, kad šį paskutinį nusileidimą padarom, darysim pietus, pavalgysim ir toliau tęsim. Didelių bike parkų yra minusas tame, kad yra breaking bumpų nemažai ir tie breaking bump itin vargina rankas. Tuose vietose, kur dažniausiai raideriai stabdo prieš kažkokius posūkius, prieš kikerius ar dar kažkokias sudėtingas vietas, išsimuša duobės, buvo pavargusios rankos, jautėsi nuovargis ir iššaukė šitą klaidą, didžiulę klaidą. Woodgapas, viskas smagu, bet truputėlį užskersavo mane. Norėjau nušokti šitoje vietoje labiau dešinę, kad būtų paprasčiau nusisukti šitą bermą, kuris tiesiai po to roadgapo. Iš karto gaunasi posūkis į kairę ir kad lengviau įsisukti, norėjęs truputėlį dešiniau nusišokti ir tada paprasčiau neužkirtus taip posūkio, lengviau įsisukti. Rankos pavargusios nusileidimo metu, kadangi jau truputėlį skersai nusileidau, įvyko problemėlė, tai nuslydo į apačią kairioji ranka, negalėjau pastabdyti, kol aš ją atgal sugraibiau, nes pas mane galinis stabdis kairėje pusėje, kol aš ją šitoje vietoje sugraibiau, čia, jau buvau bermo viršutinėje dalyje ir iš to greičio nebuvo jokio šanso nieko padaryti, tiesiog tiesiai pasileisti. Patikėkit manim, tai buvo bele kaip baisu. Nuslydo rankelę, graibau ir čia tiesiog jaučiu, kad skrendu, bet ant tiek skrendu, realiai pirma mintis, kad tiesiog dabar mirsiu ir atrodo kylo į viršų, o žemė tiesiog tolsta ir atrodo nieko nebėra ir vos ne nuo kalno nuskrisiu ten bele kiek metrų ir į niekur. Keltuvai ar tie, kurie labai aukštai irgi yra. Tai jausmelis, sakau, tiesiog mintis iš karto, va dabar viskas. Baigėsi mano raidinimai. Buvo labai baisu, labai baisu. Bandžiau kažką čia užsistabdyti, pasidaryti, susireguliuoti ir galų gale tiesiog sulaukiau krešo ir nusivarčiau. Vėlgi, reiktų pasimokinti šios klaidos, kad jeigu jauti nuovargį, nebepušinti jau iš tikrųjų, tiesiog varyti pailsėti, nedaryti tokių kvailų klaidų, kur rankos jau nebelaiko, o tu toliau važiuoji ir galvoji, kad viskas bus gerai, bet negali žinoti. Tai va, o šitoje vietoje bet koks aukštis. Tie bermai čia atrodo mažiukai, bet jų dydis yra tikrai didžiulis, tikrai didžiulis. O iš šito skrydžio atrodo, kad jie tiesiog mažiukai kažkokie bermiukai. Jo, atrodė, kad galima į nusileidimą nusileisti, bet aš jau toks visas skersas iššokęs, kad, realiai nieko aš čia nepadarysiu. Pirmiausia pasiekė priekis žemė, turbūt gerai, kad taip šono, net nežinau, kaip čia viskas susiklosti. Buvau su nugaros ir krūtinės apsauga. Šitoje vietoje dviratis maksimaliai visas susispaudęs, viskas susispaudė. Pirmiausia, suėjo visas priekis, tada su krūtinė trenkiausi krūtinę į vairą ir tada jau šonu nusiverčiau. Didžiąją dalį smūgio priėmė dviratis ir aišku, aš su krūtinės sugėriau labai didelį smūgį. Labai didelį. Ir tada mane tiesiog atmetė ir čia jau skraido tiek dviratis, tiek aš, tiek GoPro. Keli nusivertimai. Jo, čia buvo įspūdinga. Čia buvo įspūdinga. Kiek esu gyvybių išnaudojęs, būtų geras klausimas. Šitas reelsas susilaukė daugiausiai peržiūrų, man atrodo, 3,5 milijono ar kažkas tokio. Įspūdingas krešas, įspūdinga pamoka visą laiką turėti su savim, nugaros krūtinės apsaugą. Jeigu būčiau neturėjęs krūtinės apsaugos, tai čia turbūt būtų skylė buvus. Nevažinėt pavargęs, turėk apsaugas. 2 dienas buvo sunku atsikelti iš lovas, nes krūtinėje skausmas buvo didžiulis, bet norėjos dar vis tiek raidinti, tai pailsėjus 2 dienas, 3 vis tiek dar išvariau į aikštelę ir buvo pilnai atvažinėta diena. Tai tikrai džiaugiausi, kad dar galėjau pavažinėti. Dviračiui, aišku, buvo chana, rėmas perplyšęs, sulūžęs visiškai. Dviratis priėmė tikrai didžiąją dalį smūgio, o man labai pasisekė. Paskutinis, 9. krešas. Tai backflipas. Kaip sardinė kažkokia nukrentu tiesiog. Jo.
Gerulis. Buvo jokinga, bet kažkokios pamokos tikrai nebuvo. Daugiau greičio, gal jeigu būčiau turėjęs, gal būtų ir pavykę. Tai va, tokie mano krešai, kuriuos norėjau šiandien pasidalinti. Ačiū, kad buvai kartu su manim šiame video. Jeigu jau užbuvai iki pat galo, nepamiršk paspausti laiką, paspausti subscribe, parašyti komentarą ir iki kitų kartų. Bye, bye.